Sveiki ir vėl sugrįžę į bedarbių kanalą. Sveiki, sveiki, tai va, ką mes šiandien? Šiandien važiuosim į patį Alburgą. Šiaip miestą parodysim. Bet oras ne pats geriausias, nes jau lietus pradeda lyti. Jo, ir biški tamsu, ta kokybė gal tokia, bet nesvarbu, sueis, ne? Sueis. Tai prasidėjo ruduo, visų pirma. Tai mes šiandien darysim moliūgų trintą sriubytę. Tai dabar varysim moliūgą nusipirkt. Iš ūkio? Iš ūkio. Nes čia, mes parodysim, bet čia Danijoje žmonės tiesiog prie savo namų pasidaro tokios kaip mini parduotuvė ar kažkas tokio ir ten gali palikti pinigėlį ir pasimti kažkokių prekių. Tai dabar važiuosim nusipirkti. Ir tada varysim iki parduotuvės, ne? Viską irgi susipirkti. Biški gal irgi pafilmuosime tas kainas, ar dar kažką, nežinau netgi. Ir tada varysim tikriausiai į miestą. Va čia atvažiavome tą ūkį. Bulbės po 20. Čia su kokiais konkolais. Ir eina moliūgus imti. Cukinijas po 10. Gerai, kas čia yra? Svagūnai irgi po 10. Gal ir nieko bulvės? Paučiu pasiėmam bulveikių. Jo. Pala, eina moliūgą pasimsim dabar. Va, yra pinigėliam dėti. Žiūrėk, parodyk. Čia pinigėlius reikia palikti. Ir gali internetu mokėti irgi. Bet kokia mums dydžia reikia, nes pažiūrėk, ne čia. Žiūrėk, va, 3,5. Aš galvoju, kad jo tokį gal... Žiūrėk, va, už 30. Va, jo, už 30. Tai kiek čia eurais gautas? 30, tai čia gautos 4,5, gal 5 eurai. Dabar tiksliai nežinau. Tai gerai, šitą jamam ir tada bulvių pasimsam. Jo. Einam da pažiūrėsim, kas tam per... Nes pas mus jau, kaip matot, rudenėlis, jau lapų pilna. Tu sau čia kiti kokie dideli. Einam da pas vieną pasisveikintos, tai apvirtęs kažkoks. Ai, čia dabar nuo kelio važiuojant subinę rodo. Bet jau tokia apžėlus. Ką žinau. Ir va nuo kelio važiuojant matos viskas. Ir pasimsim bulvyčių dar, nes kaip tik mums jau reikia tokias mažilikės, bet normaliai. Gerai, 20. Nes čia bulvės labai brangios šiandien. Parduotuvėje brangiau gautas. Tai 20 ir 30, o parodysiu pinigėlį. Tai va, 50. Smulkesnė. Ne. Tai va. Ir bandom sukišti į tą. Matos? Matos. Tai kur būna net kameros, čia žiūriu. Yra kažkur, tai bent jau ženklas. Ką, viskas? Bandom kilti. Čia tam ūkį ne tik tais moliūkus gali nusipirkti, bet ir lėkštučių visokių. Ai, tas va čia, man atrodo, patys žmonės gal darė. Jo, čia bus rankų darbo. Geras, žinok. Aišku, čia jau toksai. Bet gražiai padaryta. 107 už puodelį. Čia rankų darbo, matai. Su citrinom. Gražus, ne? Va, tai va, vienu žodžiu. Favoratikas. Ir čia dabar nenoriu filmuoti, tenais yra... Kas? Visas yra tas... Ten, kur daromis. Ten muzika groja dabar. Ai, ten daro, ne? Jo. Aš nežinau, tu dabar girdėjusi. Bet vis tiek važiuojame į miestą. Jo, varom. Iki. Mes turim galimybę Danijai paragauti tokią dalyką. Naujas Red Bullis, Winter Editions. Skonis yra obuoliai su imbieru. Ir šiaip maža tikimybė, kad Lietuvoje jo nebus, bet skonis labai geras. Gal bus? Gal dar bus. išeis. Tai va, čia norėjom labai pasigirti tuom. Nes ant atsirado užvakar tikriausiai. Jo, bent jau nematėm, nes buvo reklamavę, kad bus kažkaip. Aš galvoju, kad tik rugsėjo gali ten ant turėtų atsiras, bet dabar einam žiūram, yra. O tu ragausi dabar? Ne, ragausiu. Tai ragausiu, ar tu nori pirmą paragauti? Gerai, duok. Mes buvom ragavę iš tikrųjų. Bet reikia dar paragauti. Gerulės. Mes dabar su bulvėm apsišuovėm. Nupirkom bulvės už 20, dabar va prie parduotuvės po 6. Būtume 3 maišus nusipirkę po kilogramą, ne? Ir tai man atrodo, kad ten po 1,5 netgi. Jei, nieko grįžtant, nieko užsuksim, nes tie bulvių nebus per daug. Per daug. Gerai, varom į miestą. Gerai, viskas, ate.
Danielius dabar ieško parkingą. Vieną buvom nusistatę, atvažiavom. Ir dar iki, nežinau, gal dar 200 metrų liko. Tenais jau mūsų mašinai nebegali važiuoti. Čia labai į centrą, jeigu nori įvažiuoti, turi būti arba elektrinė, arba dizelis nuo 18 metų, man atrodo. Euro kažkelins ten šešdėl. Tai va, mes dabar ieškom kitą parkingą. Tai va, nu ir kad... O visas centras, aišku, kad mokamas kaip ir visur. Na, vienu žodžiu. Šiaip savaitgalis gali būti, kad bus nemokama, bet... Nu gal. Bet ir tai dabar, žiūrėk, visos pilnas gatvės mašinų nėra kur prisiparkuoti. Čia, kaip matot, yra labai daug parkingų dviračių. Ir čia Danijoje labai daug kas važinėja į darbą su dviračiais, nes žymiai pigiau visų pirma, greičiau, nes trafikai ir panašiai. Tai jie čia visur labai daug turi tų savo parkingų dviračiams. Ir taip pat yra, po to parodysim, kaip atrodo šviesoforai, keliai su dviračiais. Ir, pavyzdžiui, kai tu važiuoji mašiną, turi labai stebėti iš visų pusių, nes iš kairės važiuoja mašina, iš dešinės važiuoja dviratininkai. Ir gaunasi, kad jie važiuoja kartu. Nu, vienu žodžiu, supratę tikriausiai. Ir buvo neįmanoma nepamatyti tokių gerų šliopansų. Ką būtų mano dydžio, tai tikrai pasimčiau. Bet ne. Einam toliau. Ir labai aš tikiuosi, kad mes rasam, kur mes mašiną pasistatėm, nes gan toli nuo ten, kur einam. Tai... O čia einam skersgatviais visokiais. Skrinčiuotą pasidariau gatvės pavadinimą, tai jeigu ką per tą kažkaip surasam. Nu, bet žiūrėsim. Ir dar kartą noriu paverkti, kad už parkingą 7 eurų. Na, taip gaila. Čia reikia liesti, ar ne? Ai, ne, užfiksavo. Čia kai kaimiečiai miestą atvažiavo. Tai va, vienu žodžiu, labai daug žmonių čia ir yra labai biškai keista filmuojama, nes vis tiek visi žiūri skersai. Nu, bet žinokit, pastatai tai žiauriai gražus čia, bet labai primena vokiečius, nes man atrodo, čia vokiečiai ir statė daugumą. Parodyk, kaip atrodo. Tai va, taip ir atrodo. Mes dabar einam, nežinau, ar sakiau, nesakiau, prie vandens. Ten, na, kai įlanka kažkokia vandens bus, žmonės žiūri skersi. Labai stengiamės žmonių nefilmuoti, kad nebūtų po to kokių nors ten nesklandumų. Tai va, kaip matote, dar vienas dviračių parkingas. Bet čia jau skaitosi iš viso centrų centras, tai pilna. Šiaip palei viską iš po savaitgalių būn labai daug šiukšlių čia Danijoje, bent jau Albrage, kiek kartų esam buvę, bet šį kartą biški mažiau, bet yra. Ir čia pagrindinė jų vieta yra boltai išvežiotojų, tai čia, nu, irgi biški prisišiukšlint, bet gal išvala kažkas. Štai atėjom prie vandens. Gerai man mikrofoną. Esam buvom, atrodo, vieną kartą čia, bet dabar jau sunkiai prisiminti, bet tada tiek žmonių tikrai nebuvo, nes buvo labai šalta. Aš nesuprantu, kodėl čia tiek daug žmonių, gal kažkas vyksta. Nu, gal sekmadienis. Eisim ant batutų daugiau. O eisim ant batutų, tai jau didelė esi, galėsi eiti. Kai durniukai laukiam prie perijos, laukiam, kol pasijungs raudona. Kol žalia pasijungs. Kol žalia pasijungs. O kad kelias uždarytas ir mašinos tiesiog nevažiuoja, mes... Ir taip kelias minutės ir prastovėjom. Na, čia vienu žodžiu yra scena pastatyta ir kažkas čia vyksta. Bet galbūt čia vakar vyko, nesuprantu. Ten toli, bet nesimatys per kamerą, gal nueisim pasižiūrėsim, ne? Taip. Einam ant tau. Tai va, vienu žodžiu, mes biškai čia papuolėm, nes žmonių tai belenkiek ir biškai nesinori filmuoti, nes kiti vis tiek ten pikti būn, tai vienu žodžiu. Negalvojom, kad čia bus šitiek žmonių daug. Tai nežinau, ką čia darom. Nu ir labai keista dėl tų žmonių, nes į viešumoj, nu, neturim dar tiek praktikos kalbėti ir kad visi žmonės žiūri ir dabar aš kalbu ir man taip nejauku, nes jie taip žiūri skersai. Nes, nu, toks, kas filmuoja, tai žinos tokį dalyką, tai stengsimės vis tiek kuo daugiau parodyti ir... Nežinau, žiūrėkit. Danielis dabar žvengia iš mane, sako, tu selfie filmuosi, sakau, ne, sakau, iš priekinės kameros atrodo labai stora. Žvengia, nu vienu žodžiu. Gal varom kokios kavos atsigerti ar kažkur. Kaip galvoji, varom? Nu tai vienu žodžiu.
Aišku, čia dabar eina kaip bulvaras Šiauliuose, nežinau, senamiestis. Tai čia, aišku, vien tik tais barai visokie, kavinės, čia savaitgalis, man atrodo, visokie tūsai vyksta, čia kažkoks didelis pasas, nesuprantu, kad čia yra daniškai, nemoku skaityti. Nu ką, žinau, visai graži ta Danija. Čia reikia saugotis ne tai, kad mašinų, bet dviratininkų, kad nenukeptų, kad vienas atvažiuoja atsargiai. Mašiną atvažiuoja dar vieną. Nespėsim. Oi, tu savo dviratininkus. Perijų tai nėra. Perijų nėra, na. Gerai, varo. Ir kas labai nervuoja, jeigu nori apsipirkti sekmadienį, čia visas parduotuvės beveik yra uždarytas. Ir, dirb kelias, bet didelio pasirinkimo nėra. Tai turi važiuoti darbą dienom. Žmonių kaip visą laiką pilna. Gerai, atėjom kavikės pasimti ir sumokėjom 104 kronas. Ir dabar tuoj sustabdys, pasakysiu, kiek eurais gavos už 2 kavos. Tai va, nusipirkom kapučino. 2 maži. Kapučino kainavo 104 kronas, tas yra 13,95, tai 14 eurų. Bet yra geras pliusas, kad su kortelė atsiskaičiau ir viskas sakė gerai, bet nenuskaičiavo, tai bus už dyką kava. Arba nuskaičiuos vėliau. Tai va. Dabar papuolėme tokią gatvikę, kur yra tokie mini bariukai. Čia viens yra, buvo karaokės, bet kinietiškai parašyta. Ir visų šalių kažkokias. Čia, man atrodo, lenkiškas yra su karve. Labai gražiai šiaip atrodo. Ir kas keista, dabar tai mažai žmonių, bet gal dėl to, kad dienos metas. Bet ant savaitgalio turėtų būti daug. Tai va, ir nežinom, ant kiek yra ilgumą, tai bandysim visą pereiti ir šiaip gal net ir vidau šitą. Bet mums rytoj į darbą, tai gal neįsim. Kitą kartą. Filmuoji mane. O tiesiog, iš tikrųjų, gal faina gatvė čia. Žiūrėkit, dabar čia yra dviračių, tipo kažkoks barius ar kažkas neaišku. Bet jie tokie, visi su savo interjerai, čia va fioletinis eina, toksai tamsaus ir kokie kokteiliai visokie. Aišku, nepramautinam tokių dalykų, bet iš tikrųjų tokia graži gatvė. Itališkas. Aha. Va, dviratis pasvaigulė. Pakritęs snieg. Šiaip ką pastebėjom dar, kad, pavyzdžiui, čia pačiam centre, nėra tokių restoranų, pavyzdžiui, pas mus Lietuvoje pavalgyti normaliai. Čia visokios kebabinės, picas, greitas maistas ir barai ir viskas. O dabar kad kažkokio restorano, tokių, nebent va tokios kavinukės kaip kavos atsigert. Ir... Jo, bet tokių, kur pavalgyti restoranišką maistą nėra. Aišku, McDonald'ai visokie, bet ten kur tik nėra. Nesimato. Tai va toks minusėlis. Kažkaip įdomiai. Va, apie tokią šiukšlės mes kalbėjom. Visa gatvė pilna šiukšlių. Centre dar atrodė normaliai. Bet čia tai visa gatvė. Ir tai po kiekvieną savaitę. Šiukšliom, Nu ką, parėjom prie mašinos jau. Mums užtenkto miestą, mums žmonių yra per daug, mes pavargstam nuo. Aš iš tikrųjų pavargau vis tiek kažkaip šurmulys, ten dar kažkokia muzika, kas ten buvo, kažkokia šventė, belenkiai žmonių. Dviračiai važiuoja, turi žvalgytis labiau negu mašinų. Tai grįšim pas save į kaimą. Jo. Tai va, šį kartą apie miestą tiek. Ir dabar dar važiuosim pabandyti, į parduotuvę reikia mums apsipirkti produktų, tai pafilmuosim, gal kažką kainas papasakosim. Arba ką nusipirkom, tai parduotuvėje irgi bus pilna žmonių, nes sekmadienis jūs apsiperka čia į savaitę kartą jaučiu, tai va, vienu žodžiu. Tokias takelės, pavargę esam. Jo. Taigi, dar norėjom padėkoti labai už gražius komentarus po paskutinio video ir mes išrinkom 3 gražiausius mum komentarus ir jums dabar paskaitysim. Tai gerai, Raminta rašo, kartais trūksta to paprastumo, be jokių politinių dramų ir panašiai. Man bent jau mėto YouTube tokius vaizdo įrašus. Esat nuostabus ir malonus žmonės, nesugadinti to populiarumo, linkiu būti tokiais tikrais ir nuoširdžiais, kokiais ir esat, nes tą man bent jau gražu matyti. Ačiū, kad kuriat ir esat. Tai ačiū tau, Raminta, už tokius gražius žodžius ir mumis paskatinat kur toliau ir nesustot, tai va, dar vienas bus. Tada rašo Karoliuks.
Komentarų nerašau, bet pradžiai tokie morosiukai pasirodėt, bet dar kartelį tik parodo, kad negalima spręsti iš viršelio. Labai fainai susižiūrėjo jūsų paprastumas. Į kadrą parodot, kokie iš tikrųjų esat be kaukių. Manau, šis kanalas daug turi vilčių. Sėkmės ateityje ir lauksime kito video. Ačiū tau. Gerai, dar sekantis buvo. Havajus. Man nedaina, kaip bičiukas gali atrodyti kaip visiškas marozas, bet būti tokios geros širdies fainutis. Tai va, ačiū jums labai už tokius gražius komentarus ir manau, kad nuo karto visi kelsim, kokį mums patiko, ne? Nežinau. Tai va, ačiū jums. Jau kalbėk. Nu, tai nesinešėm kameras į parduotuvę, nes mums nedaug ko šiaip reikėjo nusipirkti, bet viską, ką mato čia, viskas vapeniuks, gretinėlė, manks, vandeniuks, sūris. Mums kainavo 110 kronų, tai gaunas 14 su biškė eurų. O mangai kainuoja po eurą gal? Tai va. O daugiau viskas taip, kaip maždaug matos. Gerai, viskas. Dar noriu pabrėžti, kad, tarkim, va, piena visi produktai, arla ir nėra daug didesnė pasirinkimą. Na, aišku, jau sviesas jau kitoks, bet yra gal tik 2 rūšių Danijoje, tie 2 didžiausi pagrindiniai. Tai šiaip labai užknis, nes Anė savo kainą pasidarė, nėra konkurencijas, tai ant visko yra užkėlę kainas. Tai va. Tai va, taigi mes jau kaip ir baigiam savo tą sekmadieninį išvyką. Taip, ir dabar kits video tikriausiai bus kitą sekmadienį, tad prašom dabar, kas gali subscribe, komentarą, laiką ir parašyti kažką. No, tai mumis labiau paskatino kurti ir daryti. Taip. Tai va. Tai tiek iki kito sekmadienio. Taip, o mes varom maliugienę daryti. Maliugienę. Varom. Ačiū.